Šiandieną Liepos 6 čia Panevėžyje vyksta Tarptautinis verslo ir partnerysčių forumas, organizuojamas Panevėžio prekybos ir pramonės amatų rūmų kartu su partneriais iš užsienio. Pažvelkime, kaip ši konferencija atrodo iš arčiau. Tai žmonės, kurie nori augti, bendradarbiauti, kurie nori būti kartu. Su Panevėžiu mus sieja jau ne pirmi metai bendradarbiavimo, jie yra mūsų garbės nariai ir mes kiekvienais metais darom verslo misijas į Lietuvą, kad parodyti Lietuvos verslams savo narius ir pristatyti galimybės verslo Jungtinėje karalystėje. Kodėl šiais metais Panevėžy? Todėl, kad viena iš stipriausių bendruomenių, vieni iš geriausių mūsų partnerių ir vieni iš stipriausių verslų. Svečiai taip pat aptars verslo plėtros galimybės ir geriau supras Jungtinėje karalystėje esančius rinkos ypatumus. Programa šiandien tikrai pakankamai plati, 2 panelinės diskusijas. Viena panelinė diskusija apie verslą Jungtinėje karalystėje, kurioje kalbės mūsų nariai, apie verslo iššūkius Jungtinėje karalystėje, apie galimybės, apie kokius namų darbus reikia padaryti, kaip daryti tą verslą Jungtinėje karalystėje. Kita verslo panelė bus labiau orientuota į būtent verslą regionas ir kaip regionams išeiti tarptautinę rinką. Turėsim keletą pristatymų. Vienas iš pristatymų bus apie Panevėžį, tai bus labai gražus filmukas. Turėsim taip pat ir keletą socialinių partnerių. Jau šiais metais pradėjom dirbti su Mamų unija, kuri renka lėšas Lietuvoje sergantiems vaikams. Ir mes šitą iniciatyvą jau labai keletą mėnesių plėtojam Jungtinėje karalystėje. Ir norėsim taip pat pristatyti tą bendradarbiavimą su Mamų unija. Taip pat turim vieną iš socialinių partnerių, kuri pristatys apie vieno alpinisto filmą, tai Daiva Žeimytė, ir papasakos tuo pačiu, kaip kopiant reikia turėti motyvacijos, reikia turėti tikslą. Ir mes labai norim išgirdę šitą pristatymą, tuo pačiu paskatinti ir mūsų verslus turėti tą pačią motyvaciją. Ir aišku, mūsų renginį vainikuos mūsų viena iš narių, kuri papasakos, koks turi būti LinkedIno profilis, ir turėsim tokią atrakcinę paskaitėlę vienos iš svečių, nežinom, kas dar bus, tik tai mums bus parodyta tos viešnios socialiniai tinklai, LinkedInas, ir bus papasakota, ką reikia padaryti ir kokius namų darbus daryti. Ir aišku, pagrindinis tikslas ir pagrindinė užduotis paskui tai yra kontaktai, ryšiai, užmezgimas, todėl kad rudenį spalio mėnesį turėsim verslo forumą didelį labai Jungtinėje karalystėje 3 dienų ir labai tikimės kiekvienam papasakoti apie tą forumą ir pakviesi į tą forumą. Renginio įvykimu mūsų mieste rūpinasi Panevėžio prekybos ir pramonės amatų rūmai. Anot jų, žinoti, kas dedasi užsienio rinkoje, svarbu ne tik Panevėžiui, bet ir visai Lietuvai. Pirmiausia, tai, kad Londone ir Jungtinėje karalystėje veikia prekybos pramonės amatų rūmai, tai yra vienijantis lietuviškus verslus, aišku, turintis ir kitų verslų, kurie galbūt, sakysim, kalba daugiau angliškai. Aš čia tokia jau su jumoru šneku, bet taip mes džiaugiamės, kad mūsų tautiečiai įsikūrė Jungtinėje karalystėje, susibūrė į prekybos pramonės rūmus, tikrai turi ką veikti, turi ko pasidalinti ir mums visada yra didelė garbė ir didelis malonumas išgirsti jų nuomonę. Ir tos nuomonės yra visada labai svarbios, kai mūsų verslai turi interesų Jungtinėje karalystėje. Aš kalbu, reiškia, apie Didžiąją Britaniją ir platesnį netgi sektorių. Tai va, tos nuomonės jos yra visada, kaip mes sakom, aukso vertės. Nes tai, ką tu išgirsti oficialiuose renginiuose, tai, ką tu išgirsti susitikimuose su įvairiais valdžios žmonėmis, tai tu tą gauni informaciją šiek tiek kitokią. Kai tu kalbėsi su žmogum, kuris yra pradėjęs nuo nulio ir pasiekęs tikrai didelių aukštumų, tu suvoki, kad tas žmogus žymiai daugiau žino ir žymiai daugiau gali padėti. Už tai mes turime neslėpsiu ir interesų toj srity, o šiaip labai džiaugiamės, kad lietuvių bendruomenė tikrai turi tokius puikius žmonės kaip Laura Budrienė ir visa jos komanda, kurie tikrai subūrė tautiečius, verslo bendruomenę, ir ta verslo bendruomenė dalinasi savo patirtimi ne tik Panevėžyje, bet ir visame pasaulyje. Eksportas yra pagrindinis ekonomikos variklis, tai užsienio rinkos mums visada yra įdomios ir visos be išimties rinkos, tiek Europos, tiek Amerikos, tiek Azijos, žodžiu, visas pasaulis mums yra įdomus, o šiandien susitinkam su Jungtinės karalystės rūmų atstovais, tai irgi Jungtinė karalystė vis tik tai nebėra ES dalis, bet prekyba su jie mums yra įdomi.
įdomi ir iš tikrųjų didelė rinka, didelės galimybės tiek mūsų verslininkams, tiek Jungtinės karalystės verslininkams Lietuvoje ir Europoje apskritai. Tai mes tikrai matom didelį potencialą, didelės galimybės ir tiek vienos šalies verslininkams, tiek ir kitos šalies verslininkams. O mūsų prekybos pramonės ir amatų rūmai yra kaip ir tiltas tarp šitų šalių, žodžių, bendradarbiavimo. Tai mes matom didelės galimybės ir didelės perspektyvas. Renginyje dalyvauja įvairių verslų mieste ne tik vadovai, bet ir Seimo nariai. Mums laikas pripažinti ir jau po truputėlį pripažįstame, kad Lietuva yra didesnė nei mūsų teritorinė Lietuva. Lietuva yra ten, kur gyvena lietuviai ir mūsų lietuviai, piliečiai, kurie išvykę ar tarpukariu, ar iki nepriklausomybės atgavimo, ar dabar jau nepriklausoma Lietuvoje, jie užsienyje sukaupia labai didelę patirtį. Tiek mokslinę patirtį, tiek bendruomeninę patirtį, tiek ir verslo patirtį. Ir ne tik, ir tinklus, ir ryšius. Ir tą pripažinę mes tik tai praturtinsim savo valstybę, mes priviliosime žmonės grįžti į Lietuvą, gyventi ir dirbti Lietuvoje ir kurti Lietuvoje, ir mes priviliosime verslus. Ir taip pat atidarysime duris mūsų verslams užsienyje. Visuomet reikia naujų rinkų ir diversifikuoti rinkas, išplėsti rinkas ir tokiu būdu, stiprinti mūsų valstybės finansinius pajėgumus ir mūsų valstybės gerovę. Verslo konsultantė Angelė Zokaitienė užmezgė šį kontaktą su užsienio verslais ir neslėpė, kad tuo labai džiaugiasi. Mes pirmiausiai kiekvienais metais apklausėm verslininkų, kur jie norėtų turėti kontaktų, kur mes galėtumėm organizuoti verslo misiją. Ir didžiausia apklausos buvo sėkmė ta, kad praktiškai visi norėjo į Angliją ir Škotiją, į Londoną ir Škotiją. Tai mes ir mes stengiamės suorganizuoti tą misiją ir mums pavyko surasti kontaktą Laurą, kuri yra kaip ir kolegė, kadangi tie patys prekybos rūmai, tik tai Anglijoje. Ir labai užsimezgė gražus kontaktas, tiesiog aš kaip jau ir sakiau Laurai, kad tai buvo chemija, kažkokia chemija suveikė. Ne visada paskambinęs tu gali užmegzti kontaktą, šiltą tokį bendravimą. Ir mes visame, kame sutikom, visame, kame mums gerai sekėsi ir suorganizavom tą verslo misiją. Po to dar vyko daug susitikimų, jie atvažiavo pas mus, žodžiu, mes ieškojom dar papildomai kontaktų, kurių reikėjo individualiai verslui. Tai va, taip ir draugaujam. Ir dabar turbūt Anglijos rūmai yra vieni iš svarbiausių partnerių, nes Panevėžio rūmai patapo netgi garbės nariu šitų Anglijos rūmų. Panevėžio miesto savivaldybė aktyviai siekia stiprinti miesto investicinį patrauklumą. Tokie renginiai suteikia galimybę regiono įmonėms užmegzti tarptautinius kontaktus, pasisemti žinių ir atrasti naujų galimybių. Pasiryžęs jums padėti, visuomet pasiryžęs jums ištiesti ranką, surasti kontaktą ir jeigu turit